Jau kelias savaitės jaučiu, kad kažkas seka mane. Ne gatvėse, ne už lango, o arčiau. Kažkur tarp minčių jis nekalba, jis nesijuokia. Bet jo buvimas lipnus kaip šešėlis be šviesos. Vakar pamačiau jį. Jis stovėjo ten, kur stovėti negalima. Mano sapne, bet akimis atmerktomis. Jo veidas mano, bet ne tas, kurį matau. Jo žvilgsnis neša tai, ką slėpiau metų metais. Pyktį, pavydą, abejingumą, baimę. Jis nesiartino, tik laukė. Šiąnakt, kai atsimerkiau, jis jau sėdėjo ant lovos krašto. Nereikėjo nieko sakyti. Jo tylėjimas rėkė garsiau nei bet koks balsas. Aš esu tai, kuo tu tampi, šnabždėjo be žodžių. Tu mane kūrei kiekvieną kartą, kai melavai, kai tylėjai, kai bėgai nuo savęs. Aš pabandžiau rėkti, bet garsas skendo viduj. Ir tada supratau, jis neateina iš išorės, jis grįžta. Visada buvo čia. Kantrus, nematomas, laukiantis, kol aš liausiuos vaidinti, kad jo nėra. Galbūt mes visi tokie, suskilę veidrodžiai. Vienoje pusėje tai, ką rodo kitiems, kitoje tai, kas mus stebi naktimis.